Taigi laba diena visiems. Šiandien turime 81 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie Lietuvą Rusijos imperijoje 1775–1814 metais. Šį kartą pakalbėsime apie Napoleono imperijos žlugimą, pirmiausiai apie ispanų pasipriešinimą prancūzams. Taigi pasirašęs Tilžės taikos sutartį, Napoleonas pradėjo ruoštis žygiui į Pirėnų pusiasalį. Pagrindinis šio žygio tikslas buvo priversti Ispaniją ir Portugaliją laikytis kontinentinės blokados. 1807 metų pabaigoje prancūzų kariuomenė lengvai užėmė Portugalijos sostinę Lisaboną. Kitų metų pradžioje Napoleonas pradėjo karą su Ispanija. Kovo mėnesį maršalo Miurato daliniai užėmė Madridą. Ispanijoje buvo panaikinta Burbonų valdžia, o naujuoju šalies karaliumi Napoleonas paskelbė savo brolį Juozapą. Atrodė, kad tikslas pasiektas ir Ispanija galutinai užkariauta. Tačiau netikėtai pačiam Napoleonui ir visai Europai, apsiginklavę anglų ginklais, pasipriešino Ispanijos valstiečiai partizanai. Šalyje kilo partizaninis karas, vadinamas gerilja. Ispanijoje prancūzai patyrė fanatišką gyventojų neapykantą. Napoleonas, niekindamas ispanų sukilėlius, vadino juos driskiais. Sukilimas Ispanijoje plėtėsi ir 1808 metų viduryje prancūzai valdė tik Šiaurės Ispaniją iki Ebro upės. Tuo pat metu sukilus Portugalams, kuriems padėjo Anglijos kariuomenė, prancūzai prarado Portugaliją. 1808 metų pabaigoje Napoleonas pradėjo naują Ispanijos puolimą ir gruodžio mėnesį prancūzai vėl užėmė Madridą. Ypatingai atkakliai prancūzams priešinosi Saragosos miestas, kurį jie buvo apsiautę net kelis mėnesius. Maršalui Lanui užėmus Saragosą 3 savaitės mieste vyko baisios kautynės. Koks karas būti priverstam žudyti tiek narsių žmonių arba tegu net bepročių. Ši pergalė teikė vien sielvartą, pasakė maršalas Lanas, kai žygiavo krauju paplūdusiomis miesto gatvėmis. Tačiau ir tai nepalaužė ispanų. Atrodė, kad kuo sukilusiems gyventojams blogiau sekasi, tuo įnirtingiau jie priešinasi. Nors galiausiai prancūzams ir pavyko nugalėti ispanus, tačiau Napoleonas buvo priverstas Ispanijoje laikyti 300 000 geriausių savo karių. Atkaklus ispanų pasipriešinimas prancūzams suteikė vilčių Napoleono užkariautoms šalims. Galiausiai Ispanijoje sutvysko saulės spindulėlis, sakė vokiečiai, tikėdamiesi, kad pasipriešinimo kova prieš Napoleoną kils ir jų šalyse. Karas su Austrija. Atsigavusi po 1805 metų sutriuškinimo,
Austrija ėmėsi rengtis naujam karui su Prancūzija. Napoleonas prieš vykdamas į karą su Austrija pasakė: per 2 mėnesius priversiu Austriją sudėti ginklus ir tada, jeigu prireiks, vėl keliausiu į Ispaniją. 1809 metais austrų kariuomenė, vadovaujama erchercogo Karolio, įsiveržė į Bavariją. Napoleonui pavyko atremti austrų puolimą, tačiau jie grūmėsi daug narsiau ir atkakliau negu mūšiuose prie Marengo ir Austerlico. Per karą su Austrija Napoleonas paskelbė, kad Romos miestą ir visas popiežiaus valdas prijungė prie Prancūzijos. Popiežius buvo suimtas ir nugabentas į Prancūziją. Po mėnesio nuo karo pradžios su Austrija prancūzai užėmė Vieną, tačiau Austrijos imperatorius neprarado vilties ir tęsė karą toliau. Lemiamas prancūzų ir austrų mūšis įvyko 1809 metais prie Vagramo kaimo. Austrai patyrė tokį pat pralaimėjimą, kaip ir prie Austerlico. 1809 metais spalio mėnesį tarp Prancūzijos ir Austrijos buvo pasirašyta taikos sutartis. Pagal ją Austrija negalėjo turėti daugiau kaip 150 tūkstančių vyrų kariuomenę. Ji taip pat prarado išėjimą prie Adrijos jūros, turėjo sumokėti didelę kontribuciją ir prisijungti prie kontinentinės blokados. Teritorija, Austrijos užgrobta per Trečiąjį Lenkijos-Lietuvos padalijimą, buvo prijungta prie Varšuvos kunigaikštystės. Pasirašius taiką su Austrija, Napoleono imperija pasiekė savo galybės viršūnę. Napoleonas, siekdamas užtikrinti dinastijos paveldimumą, 1810 metais vedė Austrijos imperatoriaus dukrą Mariją Liudviką. Hansos pirkliai po šių vestuvių kalbėjo: dabar galas karams, Europoje atstatyta pusiausvyra, prasideda laiminga era. Vienintelė Anglija tebetęsė karą su Prancūzija. Napoleonas nusprendė dar labiau sugriežtinti kontinentinę blokadą ir galų gale parklupdyti Angliją ant kelių. Tačiau tam trukdė neaiški Rusijos imperatoriaus politika. Rusija prastai laikėsi kontinentinės blokados, pro pirštus žiūrėjo į angliškų prekių kontrabandą, padidino muitus prancūziškoms prekėms. Napoleonas, manydamas, kad tik jėga privers Rusiją laikytis kontinentinės blokados, ėmė rengtis karui su Rusija. Klausimai ir užduotys. Pirma, trumpai papasakokite apie ispanų pasipriešinimą prancūzams. Kodėl prancūzų kariuomeniai taip sunkiai sekėsi įsitvirtinti Ispanijoje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie karą su Austrija. Kokios buvo 1809 metų karo pasekmės Austrijai? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.